didelis miestas, kadangi mes Šiaulius dalinam per pusę, tai Šiauliai, jų perlas ir kurortas Palanga, tai žodžiu, tą karūną gali matuotis visi. Ir kadangi mes esam jau pravažiavę visus Šiaulius ir esam Šiaulių rajono savivaldybei, nes čia viena iš tų, kur turi žiedinės. Tai žinot, kai yra miesto ir rajono. Tokių nėra daug. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, kas dar Šiauliai ir dar gal kažką praleidau. Tai žodžiu, kai yra dvi savivaldybės, jų centras yra rajono, yra centras Šiauliuose. Pirmo saulės žingsnio palytėti, iš rūkų banguojančių švelniai, pasipuošę atkalnėm gėlėtom, išplaukia seni mėly viešniai. Mieste mano mielas gimtas mieste. Jei vyksite kada pro šalį, kviečiu užsukti, nors trumpam. Virst pusdieniu minutės gali, kai laiką skirsite viekšniams. Gatvelėmis pėsti apeisim, pašoniai raibuliuos venta. Smalsumas žadins geismą, dar pamatyt, išgirst kažką. Varpelis vaistinėn pakviečia tarp buteliukų paslapčių. Muziejus čia, už lango priešais, paminklas brolių Biržiškų. Toliau pakalnėje malūnas, Lengvenio Prano statinys, raudonom plyton upin griūvant. Viltis nemiršta, gal atgis? Griškevičių tikriausiai žinot. Lakūnas buvo neramus, pirmasis garlėkį mėgino, viekšniškiai saugojo namus. Senoji cerkvė ir bažnyčia baltuoja bokštų tarp klevų. Ir Vytautui paminklas šičia, be abejonės įdomu. Kur brolių Biržiškų gyventa, dabar biblioteka graži. Tad viekšnius aplankyti verta. Nesigailėsit, dievaži. Mieste mano mylimi viekšniai, aš visur visą tave minėsiu, nes tu man jaunystę juk davei. Gatvės tavo greit bus tiesios lygios ir namai vis auga aukštesni. Niekam su tavim nesusilygint, visad būsi tu mano širdį. Mieste mano mielas gimtas mieste, mieste mano mylimi viešniai, aš visur visą tave minėsiu. Kuo garsus mūsų kraštas, kuo garsus viekšniai, tai manyčiau, kad jie garsus yra žmonėmis, pirmiausia žmonėmis. Tarkim, viekšniai, jie garsus ir kultūros vertybėmis, ir žmonėmis, kurie garsino viekšnius praeityje ir kurie garsina dabar. Iš viekšnių yra kilusių tikrai didelių asmenybių, daug pasiekusių, daug sukūrusių. Ir man kaip paveldosaugininkiai šitas kraštas, ypatingai Viekšnių miestas, yra labai turtingas kultūros paveldu. Tai ir šita vaistinė, kurioje mes dabar esame, tai yra be galo įspūdingas, įdomus objektas. Čia, kai atvežame ekskursijas, ypatingai iš tolesnių Lietuvos vietų ir iš didžiųjų miestų, visi stebisi, kodėl mes apie tai nežinome. Nes tu man jaunystę juk davei, gal išskirs mus miestai žmonės laikas, viskas užmarštino seniai. Vis kartosiu, kaip kartoja vaikas, mieste mano mylimi viekšniai. Bažnyčioje skaitosi
kol neužšalo, gal verčiau nueiti prie upės pabandyti. Ir po šiai dienai čia gražu. Ateit, pabūt, pasižvalgyti. Daug taškos upės vandenų ir žaluma krantuose plyti. Velnioniškai gera tose Viekšniuose. Iš tikrųjų, velnioniškai geri vakarai artėja. Jūs turbūt svečiai. Tai mes norim jums pasakyti, kad nuo šio sekmadienio iki Mindaugo karūnavimo dienos kiekvieną vakarą velniškai smagus vakarai. Birželio 30 jau šį sekmadienį, tai atgaiva sielai, poezijos vakaras prie vandens malūno, susirenka poetai iš visos Lietuvos, skaito eiles, klauso muzikos. Birželio 1 dieną Liudo Mikalausko koncertas pas mus Politechnikos mokyklos salėje. O antra čia mano atgaiva edukacija. Tikrai taip. Dar turėsime ir kino vakarą, ir Pirties vakaras. Ir pirties vakaras bus su profesionaliu pirtininku. Tad jeigu atvykot ne iš toli, tai mielai kviečiam atvažiuoti ir aplankyti Viekšnius. Tikrai yra ką pamatyti. Mielai lauksim. Aplankykit, nesigailėsit. Dievaži! O šiandien linkim velnioniškai geros dienos jums. Aplankykit Viekšnius. Iki pasimatymo. Visa. O iš kur esat? Panevėžys. Oi! Velniškai gerai. Visa. Mieste mano mielas gimtas mieste, mieste mano mylimi Viekšniai, aš visur visą tave minėsiu, nes tu man jaunystę juk davei. Visas centras medinė architektūra, stebuklingai yra liudijimai žmonių, puikiai stebuklingai kalbėjo žmonės, kad istorijų darytas tas vaizdas. Tai vis taip spėliojo, aišku, kodėl, gal čia buvęs rabinas apsaugo, nežinau, aš jau tiko rabinų namas. Jaunos dienos vėtromis nuskriejo, nuringavo pavenčių takais, bangelė ventoj tik sublizgėjo ir papiro žiedlapiais baltais. Mieste mano mielas gimtas mieste, mieste mano mylimi Viekšniai, aš visur visą tave minėsiu, nes tu man jaunystę juk davei. Vėl ir vėl jaunų dienų ieškoti, skuba čia šarmoti smilkiniai, dainomis jaunystės apdainuoti, išplaukė seni mieli Viekšniai. Mieste mano mielas gimtas mieste, mieste mano mylimi Viekšniai, aš visur visą tave minėsiu, nes tu man jaunystę juk davei. Aš visur visą tave minėsiu, nes tu man jaunystę juk davei. Va pasakyk, a to ateisi. Nelauk, nes Suklikus pėmpę undervoną, norėtų. aš tau ronkelę vėl išteisiu. O vakarėlis neišteisi. Ir mūsų meilė bus be monų.
Aš tau sakysiu, mylo baisė. Baisė myli. Voškuok savo čerškausų šakėlis. Nu, tada pasakyk, nu, to atėsi. Nelaukės. Ar gėlį tapsi mokšį. Dabar, žodžiu, taip, kaip sakiau, mes išvažiuojam 11, o kas dar nori apie Biržiškas išgirsti šiek tiek prie paminklo, tai einam kartu su manim, kas neturi kitokių reikalų, o išvažiuojam 11. Kur tas Rusys? Taigi ten buvo. Praėjo pusva. Ai, čia galime įeiti. Yra pienas baltas. Einam Biržiškas. Nu ir kas per velns ta meilė ir? Aš žinau, kas. Kad širdį bada kapsų peilės. Musija? Be meilės dūšiausias tėra. Nu, veizė. Koks biesus sugalvoja meilė. Ir kas per velns ta meilė ir? Kad širdį bada kapsų peilės. Be meilės dūšiausias tėra. Koks biesus sugalvoja meilė. Pasklės jasminas skaniai smoga. Va. Saulė tūpsis už beržyną. Skatrių. Aš tavis lauksiu nusikriokis. Darželiai kvietko prisiskynus. O te apie mesį. Nu, tada pasakyk, nu, ar tu atėsi. Reikės pagalvoti. Suklikus pimpe ondervana. Gal kiek Nu jau ką pronkėlė, aš tave teisiu. Tai su rankom tepat. Tep mūsų meilė bus be mono. Vai. Ir kas per velns ta meilė ir? Kad širdį bada kapsų peilės. Be meilės dūšiausius tėra. Koks viesus sugalvoja meilį. Pasklės jasminas skaniai smoga. Saulė tūpsis už keržyną. Aš tave vis lauksiu nusikriokis. Nu darželį tolbi prisivogis. Aš taip maniau. Ir kas per velns ta meilė ir? Kad širdį bada kapsų peilės. Be meilės dūšiausius tėra. Koks viesus sugalvoja meilį. Ir kas per velns ta meilė ir? Kad širdį bada kapsų peilės. Be meilės dūšiausius tėra. Koks viesus sugalvoja meilį. Nu, ateikit čia. Tada Saugokit, Mes esam un bažnyčia šventoriausia, un šventorių ir visuomet, kaip por pačio bažnyčio, kaip por un šventoriaus ir varpinį. Varpinį mums dabar toks kas ir matrota drugiška. Jūreivis, kadangi seda ir un šaltinių, grūns laba beros ir kur kasitin laba greit kondau, tik šuliniai nėra vandens. O žemė aplinko vandeniu. Tai va jeigu čia laidoti, iš karto jau posi metrą ir jau laidot vanduo. Ir nieks nesvaro. Ir kai bažnyčia remontavo, jau sudėjo bulvytė net galimybė. Net mes atrodom vaizę mokyti, kad pasirodo. Dabar pasveikėkit visi einam, čia nežinauja, kai jaunininką esat, tikriausiai esat matę, kirvi darbą. Aiškiai matot kirvi darbus. Matot seinas su kirviu nulygintas. Nėra jokia lygoma, kaip būtų apruosta, tiesiog kirvių meistra. Lygina ir pastatė bažnyčią. Kada veizėja, kaip moteriškas varas, verdamas nuošė, tai pasakė, a čia verta teiksiu. Ir čia iš tikrųjų, mes kartas gyvenim, teik tau daug ko nors vargsta, o galėtume apseiti lengviau. Einam dabar.
Malūną abudu buvo labai suremontauti, nukonkuravo visus aplinkinius, didelę gerus miltus malį ir gamina elektrą. Tiek Skaudė, tiek Sedo, visa aplinkinis gatvės aplink Malūnus gaudavo nemokamą Plechavičių elektrą. Jie mane visuomet davė tokį lengvatą. Ir tame Plechavičiaus Malūne miltus malė lik pat ateinantį Rusam. 40 per karą iš viskas veikia, net keista patikėti, vis šokį dainau, privokit, ką paveizį nuotrauks, viskas veikia, vis universitetas. Tik 400 egzempliorių tiražas pas kunigus. Jokių susidomėjimų sūriais. Žmonės paprasti ir parodė, kas ir kas. Mato, trūko pasodinta karūna. Mato. Daugiau komentarų nėra. Šią dainą neto. Einam toliau. Aš galvoju, gal man pasivaidinau, aš pirmiausia. Audringi plojimai, jūsų žmogus iš karto atrado, kur dėti raktą. Punta pasiduoda. Vadovas, kaip jau norite, jam čia. Tai va toks gražus jaunas žmogaus, toks, pasitikėjim suteikėms yra tam. Ir griaudžiausia šio istorijoje, žinot, kas jie, mes užaugusieji kiti vertinam pinigus. Patalę sniegų, kiek dar tų speigų mūsų jausmuose. Kas, jei ne tu mane supras, iš ledinės tuštumos, lyg iš burtų išvaduos. Purpurinė sutema, sniegą uždega staiga, prie manęs tu priglundi, švelniai išdidi. Dingo laikas ir daiktai, man kuždi kažką keistai, dar stipriau tave glaudžiu.
tu jauna, kad laikas mano priešas, kad tau tiek daug dar priekį, o man gal jau gana. Tiesa yra viena, tik metai žmogų keičia, ir jei tau nebaugu, aš su tavim lieku. Išeina nedraugai, išeina pakeleiviai, kurie tikėjo naiviai, kad viską gaus lengvai. Sveiki atvykę į mūsų dvarą, į Žemaitiją, Renavo dvarą. Dabar norėčiau sužinoti, iš kur jūs atvykote, iš toli? Panevėžio. Iš Panevėžio, labai toli. Panevėžys to. Tai va, Žemaitijos regione jūs lankotės ir mūsų dvare, turbūt Žemaitijos regione tikrai gražiausias, autentiškiausias dvaras. Nesigiriant, o taip atsiliepimų turim ir kada aplanko tikrai mūsų. Pasaulyje keistai, iki to laimė žiūri, aš viską suprantu, te bus kaip nori tu. Tu nieko nebijai, tavęs nesulaikysi, tik tai neatsakysi, kur auksas, kur pelai. Norėčiau būt šalia, kai verksi apsirikus, paguosiu ir kitus, parodysiu vartus. Suklyst ne kartą, o mano kortą kerta juoda širdies dama. Ar tu tikrai mane renkies, o ne karalių? Sunku yra nelaužt, sunku yra išlaužt tave. Sutarkim paprastai, tu nieko nežadėki, bet jei gali tikėki, kad būna ir kitaip. Tu šansas man esi, galbūt jau paskutinis. Ir jei tau nebaugu, aš su tavim lieku. Sutarkim paprastai, tu nieko nežadėki, bet jei gali tikėki, kad būna ir kitaip. Tu šansas man esi, galbūt jau paskutinis. Ir jei tau nebaugu, aš su tavim lieku. Aš su tavim lieku. Ateisi pas mane anksti ryte, kai iškris rasa per žolę basa. Tu pasakysi, kad myli, pasakysi, kad nori ištarti dar žodį. Man buvo apipriekintas. Somdomas mokytojas guvernantis savo atvažiuodavo į dvarą, mokindavo. Įsimoksliniams buvau, kaip sak, visapusiškas. Bet tai buvo labai gavi. Kelią parodyti, tuo keliu mes žingsniuosim, apsikabinę dainuosim, ir tu man duosi ramunėlę pauostyti. Aš tave pabučiuosiu į lūpas ir nosį, mes įsivaizduosim, kad esam namuose. Tas ilgas kelias namo, kurio su tavim mes ieškojom, ta
Tas ilgas kelias namo, likimas mum nusišypsojo. Tas ilgas kelias namo, kuriuo laimingi mes žingsniuojam. Tas ilgas kelias namo. Bet kaip tik buvo žydukų šaulių sąjunga. Kadei vokiečiai tų šaulių sąjungą sugriovė, o nekreila padauna tų plytų raudonų. Nežadėjai mūrų, tų dvarą, kaprūmų statytais, ir tų šaulių sąjungų kaip sugriovė, visas medžiagas paliko parapiją. Ir va tada Vaclavas Martynkus, va tokia proga,